Rūdninkų giria neatsiejama nuo tautinio išsivadavimo kovų istorijos. Vienas iš tokių įvykių – armijos Krajovos leitenanto Česlovo Stankevičiaus, pseudonimas Komar, dalinio mūšis su NKVD skyriumi, įvykęs 1945 m. sausio 6-7 dienomis. Mūšio metu kritusių Komaro dalinio karių atminimas pagerbtas įrengus šioje vietoje kryžių ir sutvarkius kapą. Paminklo įrengimą inicijavo Lietuvos Lenkų sąjungos šalčininkų skyrius, vadovaujamas Zdislavo Palevičiaus. Sausio 7 dieną prie paminklo žuvusiems armijos Krajovos kariams surinktos iškilmės, skirtos paminėti prieš 80 metų įvykusius įvykius. Čia padėtos gėlės, uždegtos žvakės, sukalbėta malda. Česlavas Stankevič, pseudonimas Komar, kilęs iš Ašmenos apylinkių. Jo šeima patyrė represijų skausmą dar pirmosios sovietų okupacijos metu, kai jo tėvai buvo ištremti į Sibirą. Jis buvo profesionalus kareivis, kuris, kaip ir daugelis kitų, po 1939 metų rugsėjo pralaimėjimo nenuleido rankų, o prisijungė prie ginkluoto pogrindžio. Dideli iššūkiai laukė armijos Krajovos 1945 metais, kai prasidėjo stambaus masto sovietų operacija apėmusi Rūdninkų girios teritoriją. Miško masyvas buvo apsuptas. Sausio 2 dieną įvyko 6 Lenkų dalinių, kuriuose kovojo apie 200 karių susitikimas. Česlovo Stankevičiaus kariai turėjo susikauti su juos persekiojančiu sovietų daliniu. Lenkai patyrė didelių nuostolių. Žuvo 25 kareiviai. Sovietai taip pat įvykdė civilių žudynes. Per šį laikotarpį įvairių rūšių represijas Rūdninkų girios apylinkėse patyrė daugiau negu 1000 žmonių. Renginio pabaigoje dalyviai žiūrėjo istorinį filmą Ostatnė bitva Komara. Jo kūrėjai – istorinės rekonstrukcijos klubas Garnizon Nova Vileika. Armijos Krajovos kovų Rūdninkų girioje ekranizacija priartino sunkias ginkluoto pogrindžio sąlygas.